Sveikas. Labą dieną. Ar galėtum prisistatyti? Taip, aš esu vienas iš pavojingiausių virusų pasaulyje. Koronavirusas. Net nebejoju to. Bijokit manęs dabar. Gerai, bijom korona. Klausyk, aš turiu dar klausimą pradžiai prieš mums pradedant. Ar tu nieko prieš, jeigu šitas pokalbis bus įrašytas? Veidas tavo bus paslėptas, man tik tai įdomus, reikalingas tavo balsas. Aš nieko prieš, nes visi turi išgirsti, kas jų laukia. Aš užkariausiu visą pasaulį. Jau procesas prasidėjo. Visi žinos mano balsą ir veidą. Veido nežinos, kol tai įslėpi, bet nieko tokio. Čia tik toks pastebėjimas. Sakyk, korona, o kokios priežastys yra tam, kodėl tu išlindai? Visą gyvenimą, nuo pat vaikystės, visi tyčiodavosi iš manęs. Mūsų virusų pasaulyje aš žemiausiai pakopai gyvenau. Pavyzdžiui, hepatitas net nesisveikino su manim. Ir visi man tik tyčiodavosi iš manęs. Ir visi tik spardė mane į tą patyčių kampą. Ir aš tą traumą nešiojau iki pat paauglystės. Ir vėliau aš pradėjau kurti planą, kaip sudrebinti pasaulį, tam, kad aš pagaliau būčiau oficialiai įrašytas į pavojingiausių virusų knygą. Ir tai, kad tos kalbos dabar viruse, kurios sklinda apie tave, tau jos patenkina tavo poreikius, o to ir tikėjaisi? Man nepatinka kai kurie dalykai, kad jūs, žmonės, krusdėliukai, jūs tokie gudrus, jūs vis tiek susivienijat, kažkaip randat būdų toliau mėgautis gyvenimu ir randat tų būdų, kad pasipriešinti man. Ir aš tada pykstu dar labiau, aš dabar toks piktas. Atėjau į Lietuvą, o čia visi jau užsidarė, jau visi plauna rankas. Iš kur jūs žino tą informaciją? Aš negaliu, aš pasimetęs. Man atrodo, aš vėl keliausiu, nieko neįpešęs. O tai, sakyk, man toks įdomus, vienas klausimas kyla. Tai kas turėtų atsitikti to, kad, tu pasitrauktum nuo mūsų ir leistum mums ramiai, kaip mes esame įpratę gyventi? Aš noriu tik vieno pripažinimo. Prašau, įrašykit mane į pavojingiausių virusų knygą, kad aš būčiau ten pirmoje vietoj. Ir aš viskas nueisiu pas mūsų tą virusų valdovą, parodysiu jam diplomą ir pagaliau užsitarnausiu savo vietą mūsų virusų pasaulyje ir duosiu į kaulus tam hepatitui. Va taip aš noriu. Ir viskas, tai vienintelis tavo noras? Ir dar aš noriu, kad jūs visi lenktumėtės prieš mane. Va, ką aš noriu taip sugalvoju. Kad visi žmonės lenktųsi prieš mane ir taip, korona, tu mūsų valdovas, korona, mes nupirksim tiek tualetinio popieriaus, kiek tu pasakysi. Korona, mes išpirksim visus makaronus, o taip, korona, mūsų valdovas. Va taip aš noriu. Supratau. Įgyvendinti tavo šitus troškimus, ne mano kompetencijai, dėl to turbūt ir rašinėjom šitą video, kad tavo norai būtų patenkinti. Ar tai bus, prižadėti negaliu, bet galiu pažadėti vieną, kad pasibaigus visam šitam chaosui, tu vis tiek sėdėsi tam pačiam savo patyčių kampelį. Ne, bijokit manęs,